Labadiena, brangus mano žiūrovai. Šiandieną kartu pasidarysime gėlytes iš bezė tortuko ir apžvelgsime nesėkmes, kas atsitinka, kai būna bezė nedadaryta. Pirmiausia, tortuką aš apsidengiu šokoladiniu ganašu ir išsilyginsiu pasipuošiu bezė kremu. Dabar atkreipkite dėmesį. Torto apdengimui tokia konsistencija bezė kremo yra idealiai tinkanti. Ja lengva išlyginti, jinai nebūna tokia porėta, lyg pilna oro burbuliukų ir labai gražiai išsilygina šonai. Bet yra vienas didelis bet, kadangi gėlytės iš tokios bezė neišeis. Na, visą tai, mano brangūs žiūrovai, jūs pamatysite video pamokos eigoje. Ir labai patogu apsidengti pačio torto kraštus. Kad tortukas būtų lygus, kaip ir minėjau, reikia, kad mentelė visada būtų švari, ypač kai lyginam paviršių. Ir dabar telieka apsitepti kremu torto šonus ir išsilyginti mentelės pagalba. Labai lengva būtent taip išsilyginti tortuką bezė kremą, bet brangūs žiūrovai, įsidėmėkite, kad norint papuošti bezė kremą, prieš tai tortuką turite papuošti. Ne papuošti, tiesiog apsaugoti nuo bezė kremą. Tai yra ar šokoladinių ganašų apsitepti, visai nereikia, storų sluoksnių, arba sviestinių kremų. Kitaip bezė pastovėjus pradės, žinokit, reaguoti, jeigu tortas jogurtinis ar su maskarpone, bezė bijo tokių rūgščių kremų ir pradeda, žinokit, po truputėlį tirpti ir kristi. Man labai patogu lyginti su plastikinė tokia lankščia mentelė. Labai lengvai galime išlyginti tortuko kraštukus. Jeigu matau, kad man kažkur šviečia pats tortas, dar kartelį uždedu kremą ir vėl truputėlį išlyginu. Na, tai gali prireikti daryti keletą kartų. Ir kas yra labai patogu, nes su bezė kremu mes tortą išlyginam per vieną kartą. Nereikia šaldyti, kaip tai būtų, jeigu lygintumėm su sviestiniu kremu arba su šokoladiniu ganašu. Labai mentelė patogi, kadangi kremas minkštas, labai patogu. Aš kraštus nelyginsiu, tiesiog tokia mintis, kad man tokie kraštai nelygus turi būti. Ir kol tortukas iki galo nepapuoštas, būtinai nusišluostykim torto padėklą. Ir dabar žiūrėkite, aš jau truputėlį pradžioje pridariau tokių kleckų, dėmių, dėl ko jūs pamatysite video gale. Ir dabar, kadangi man teko nuimti gėlytes, aš truputėlį apdažau, apteplioju paviršių bezė kremu. Man ant vieno šono tiesiog viena pusė bus su gėlėm, o ant kitos man reikės uždėti skaičių. Tai dabar padarau tokias plunksneles. Tiesiog galima pagalvoti, kad tai yra viskas apgalvota ir taip turi būti. Na, o jeigu iš tikrųjų, tai buvo nesėkmė, kadangi sirupo nedaveriau. Paskubėjau, labai žinokit, spaudė laikas po šitą tortuką ir paskubėjau. Na, teko po to daryti dar kartą bezė kremą. Imu didelį antgalį bijūnams, galėsiu aš jums palikti antgalio numeriuką po video aprašyme, nepatingėkite pasižiūrėti, ten bus smulkus tokių antgaliukų aprašymas. Ir jeigu kam įdomu, paliksiu bezė kremo nurodėlę. Pažiūrėkite, bezė turi būti tokia tvirta, kad tiesiog nekristi nuo šaukšto. Tuomet tai bezė idealiausia gėlytėms. Ir dabar pasidarysime bijūną. Bijūno žiedą pumpurą darysiu neprasiskleidusiai. Būtent šis antgalis yra labai didelis ir bijūnai išeina labai dideli. Labai lengva pasidaryti, tikrai nesunku, tiesiog visuomet reikia spausti ir tokiais maustais iš apačios į apačią tiesiog daryti lapelės. Labai patogu, kadangi kremas yra stabilus, tvirtas, labai patogu nuimti nuo vinuko ir dėti ant tortuko. Ir dar kartelį pasidarom pagrindą ir štai tokiais maustais, tokiais kaip trikampiniais judesiais, mes pasidarome gėlytę iš bezė kremo. Be abejo, bezė kremą dažau, apskritai beveik viską dažau su geliniais dažais. Ir vėl labai patogu, kadangi bezė kremas yra tvirtas. Tai yra rožės antgaliukas ir dabar pasidarysim kelias rožytės, nes norint tortuko ir bijūnų pasidaryti, rožyčių ir po to dar parodysiu, kaip puikiai išeina iš gerai paruoštą bezė kremo tulpės. Pamaišau rūžavą spalvą, pamaišau baltą, nebūtinai turi būti gėlės vienspalvės. Ir dabar rožytę padarysiu ant kukurūzinio pagaliuko, kuris yra įsmeigtas į
iešmenį, arba dar kitaip vadinamą dantų krapštuką. Ir visuomet, kai likau ant galiuko, storesnis galas būna pačioje, plonesnis viršuje. Tiesiog pasižiūriu, į kurią pusę eina bezekremas ir nuo savęs ar link savęs darau žiedlapius, nes jeigu kremas eina nuo manęs, tai aš, matote, mostais ir tiesiog darau žiedlapiuką nuo savęs į išorę. Tada būna žiedlapiukas labiau susiskleidęs. Jeigu į kitą pusę darysim žiedlapius, tuomet rožytė skleidžiasi. Realiai visada žiūrim, kai darom dalytę, žiūrim iš viršaus. Iš apačios mums čia visų tų negražių batelių visai nesimatys. Labai patogu besti viduriuką medinį pagaliuką ir pernešti kaip gėlytę. Ir dar viena rožytė, dabar jau matosi truputėlį ir baltos spalvos. Labai didelių nedarau, nes norėsiu dar kompoziciją užpildyti mažomis tulpėmis. Tiesiog buvo laisva tema padaryti 65 gimtadienį tortuką, mamos gimtadienis buvo. Ir tiesiog buvo tikrai, man yra realiai sunkiausia, kai reikia daryti pačiai, sugalvoti dizainą. Ir dabar pasidarysime tulpę. Aš į kraštus dedu rūžavos spalvos, įdėsiu bezė baltos, o į patį viduriuką įdėsiu žalios bezė. Ir mano tulpė bus kelių spalvų, viduriukas bus žalias. Ir dabar spaudžiam ir atleidžiam. Spaudžiam ir atleidžiam. Ir štai taip gaunasi tulpės. Jeigu bezekremas yra per skystas, iš štai tokių tulpių, žiedlapių arba pumpurėlių gausi, žinokit, didelis vienas toks kliockas. Jos tiesiog nesidaro, nes bezekremas, norint pasidaryti gražias gėles, turi būti labai tvirtas. Kaip matėte pradžioje, tiesiog nuo šaukšto šiaip lengvai, gerai nepakračius, nenukrenta. Tai reiškia labai gerai padarytas kremas, bet su tokiu tvirtu tortukai įsilyginti jau žymiai yra, žinokit, sunkiau, nes jisai darosi toks porėtas ir negražiai lyginasi. Pataisau man negražiai atrodančius žiedlapiukus, o per didelis nukerpu. Ir dar, žinokit, bezekremas mane žavi tuom. Prieš darant rožytės, naujai aš tiesiog perteklių kremuko nuėjimu, kad žiedlapiukai būtų gražesni. Ir dar bezekremas mane žavi tuom, brangūs žiūrovai, kad jisai nebijo karščių. Pavyzdžiui, jeigu sviestinis kremas tikrai pradėtų žliaugti šilumoje pabuvęs kelias minutes, su bezekremu taip nebus. Na ir apskritai, tokie kremukai, tortukai šviežių kremų, jie neturėtų stovėti ant stalo kaip puošmena. Tiesiog jie turi būti išnešami, ypač kai karšta, prieš valgant. Tai yra pateikti ant stalo prieš valgant. Ant kraštuko, padėkliuko dar padarysiu keletą rožyčių. Užpildau tuštumą ir tiesiog galime taip pakaloti minusiukus arba patį kraštuką, tiesiog padaryti daugiau lapelių galima arba papuošti valgomais burbuliukais. Imu ant galiuko žolytės napelis ir dabar pasidarysim keletą štai tokių lapelių. Labai gražiai man darosi. Šitam galiuko lapelį jų yra kelių dydžių, mažesnių, didesnių ir labai didelių. Pas mane yra vidutinis dydis tai yra. Ir kažkur prie rožyčių, prie bijūnų aš daugiau darau tokius lapelius. O tulpės lapeliams paimsim visai kitą galiuką, nes tulpių lapeliai jie tokie tiesūs, tokie gaubti. Taip pat, brangūs žiūrovai, neįsigąskite, nesimato numeriukų, nesimato galiukų, aš jums aprašymą paliksiu po video. Taip pat be galo noriu padėkoti, brangūs žiūrovai, už jūsų prenumeratas, už jūsų laikus, kad nepatingite, skirite laiko, parašėte komentarą, pasidalinat mano video pamokėlėmis savo socialiniuose tinkluose. Dar apačioje padarysiu kelius lapelius ir šonai, man atrodo, truputėlį tušti tokie, kažko trūksta. Aš tiesiog paimsiu ružavos spalvos valgomų burbuliukų, papuošimų ir tiesiog apdėliosiu, apmėtysiu tortuko kraštus, tortuko šonus, va štai taip. Imu tiesiog ant rankos ir po nedaug, nes jeigu daug, tai tada pribyra visur, ant stalo, ant žemės, tiesiog po truputėlį suberiu ir jeigu kažkur yra ant krašto nelabai gražu, tai mes irgi būtent šiais burbuliukais galim pakavoti visus minusiukus. Ir tiesiog atrodys, kad štai toks dekoras buvo ir sugalvotas. Tai liko įdėti skaičiukus
65, skaičiukai padaryti iš cukrinės masės, bezė kremas puikiai draugauja su cukrinė masė ir detalės netyšta. Ir dabar pasižiūrėkite, kas būna, kai bezė kremas būna per skystas. Dažniausia yra kaltė per mažai išvirtas bezė kremui sirupas. Man taip ir buvo, paskubėjau, sirupas nedaverė, greitai patikrinau, lašelis liktai laikėsi stabiliai, pasirodo ne. Ir pasižiūrėkite, tokie lapeliai, jie nori skiestis, jie nori tyšti ir visiškai nesilaiko man ant pagaliuko, žiūrėkite, tuoj grius ir opa, nukrito. Taip, pirmoji nesėkmė, tai buvo pačioj pradžioje. Na, ką daryti? Bandau toliau. Dabar sakau, padarysiu rožytę. Rožytę, atsiprašau, mažesnį pumpuriuką. Irgi lapeliai gaunasi stori tokie šlapi, tiesiog matosi, kad, bezė jinai netokia, kokia turėtų būti. Aš ir taip žiūrėjau ir taip žinau, kad vaizdo visai nėra. Paėmiau rožės lapelį. Jūs matėte pradžioje, kokios gražios išeina rožytės, tokie ryškūs lapeliai, ryškus reliefas. O čia pasižiūrėkit, kažkokia gaunasi masė, lapeliai nesuprantamai, kaip jie dedasi. Žinau, kad jau darant rožę, jau supratau, kad nieko nebus. Skubi, neskubi, bet reikia daryti bezė kremą iš naujo, bet taip ir atsitinka. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad buvote kartu. Ačiū už jūsų laiką, už jūsų prenumeratas ir iki susitikimo kitose video pamokėlėse. Ate?